elektroninė prekyba. Apie 200 darbuotojų rinkodaros skyriuje – Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija. Kas gali mums geriau papasakoti apie šias rinkas ir elektroninę prekybą, jeigu ne Vytautas Rameika, Pigu LT marketingo vadovas? Gerai, Vytautai, tai pradėkim nuo klausimo, kur tu dabar dirbi ir kas tai yra per produktas. Dirbu, tai turbūt visiems puikiai pažįstama organizacija. Lietuvoje tai yra Pigu LT, jeigu taip bendrai žiūrint, PHH Group. Tai jinai susiformuoja iš Pigu, Hobby Hall, Suomijoje, Kaup24 Estijoje ir Du20 Latvijoje. Tai yra didžiausias e-commerce marketplace'as Baltijos šalyje, plus gabaliukas Suomijoje. Tai yra e-commerce'as ir tai nėra tiesiog D2C, bet tai yra ir marketplace'as, kur mes apjungiam beveik 4000 pardavėjų. Ir tai yra ko gero vienintelis tokio masto. Yra Lietuvoje dar operuojančių marketplace'ų, bet palyginus ir sąlyginai yra mažiukai. Tada man kyla klausimas. Yra elektroninė komercija, tada yra jūsų atsiėmimo punktai, ar ne? Bet tose atsiėmimo punktuose irgi matau, kad yra prekės. Ar jūs prekiaujate tenai fiziškai jomis, ar tai yra tik tai atsiėmimo prekės? Nes, tada sakyčiau, kad gal ir kažkokios čia omnichannelio užuomazgos. Omnichannelio yra užuomazgų, bet aišku, tai nėra pilnai omnichannelis, kadangi asortimentas salėse arba atsiėmimo punktuose, tai pavadinkim, yra daug siauresnis. Tai jeigu pasižiūrėti online, tai online mes prekiaujame šiai dienai, tai yra beveik 10 milijonų SKU, tai yra prekių, o offline tai yra vienetai. Tai bet kuriuo atveju mes galvojame, kaip pasidaryti teisingą tą layoutą, kad klientui būtų patogu, kai jisai ateina atsimti prekę, jisai galėtų dar papildomai kažką įsigyti, kas šiuo metu yra akcijuojama, patogu arba aktualu sezoniškumu ir panašiai. Tai čia principas, žodžiu, kol žmogus laukia, čia tos yra tokios greitos ar ne viliojančios prekės, kur tu gali nebrangios, teisingai, nebrangios, spontaniškai perkamos prekės, galbūt sezoniškai, tai jeigu, tarkim, nežinau, karšta, ne, tai ventiliatoriai kokie nors ar kažkas panašaus. Tai yra kontekstinės prekės, galime taip pavadinti. Klausyk, tai man tada, tiesiog dabar iš karto labai įdomu apie tas prekės, nes jeigu žmogus stovi kasoje, tai šitos prekės, tos pozicijos prekiam, jos yra pačios brangiausios. Aš taip suprantu, kad čia yra jau jūsų prekės, nebe marketplace'o. Ne, tai yra mūsų prekės. Tai yra jūsų prekės ir jūs esate. Prekės pagal atitinkamą layoutą parduotuvės, tai kur klientas laukia, kur jisai nueis, kur jisai atsiims, tai mes išlaužę esame tą kliento kelionę offline, kad jisai belaukdamas savo prekės, kol jinai bus pristatyta, jisai galbūt susidomėtų kokiu nors kitų papildomų pasiūlymų. Jūs žinot, kaip naviguoja. Taip. Bet klausyk, va čia, žiauriai bus įdomu su tavim pasikalbėti, nes digitalė tu tikrai daug dalykų gali susekti, bet tą, kad tu sakai, ir fizekę galima susekti ir mes abu tą puikiai žinom. O kaip tu suseki fizekę, kaip žmogus vaikšto, kamerą žiūri? Yra ir daug paprasčiau, yra išstatymai, turinti savo numerius pozicijų ir tu žiūri, kaip juda tos prekės, kurios yra išstatymuose. Tai čia toksai gal mažiau tech sprendimas, bet tu esi visiškai teisi, tai šiuo metu Lietuvoje jau yra kelios įmonės, kurios ne mūsų, bet kurios yra įsidiegusios pakankamai nebrangius AI sprendimus, kur kamera iš principo gali tau nubrėžti heat mapą, kur daugiausia klientai pastovi, ką paima į rankas, ką padeda atgal, ką paima pavarto, paskaito, galbūt nusiperka. Tai iš principo, kas prieš kokius gerus 10 metų būdavo e-commerce website'o svetainės heatmapas, kur klikina, kur per Hotjarą gali pasižiūrėti, ar ne, kuris įskrolinasi. Taip, tas pats Hotjaras, tai šiais laikais jau yra labai nebrangus, optimalūs sprendimai, kurie tau gali pasakyti, kaip offline vaikšto žmogus. Žiauriai geras. Aš buvau įsitikinus, kad iš esmės tai yra labiau iš kitos pusės. Ta prasme, kai tau daro vietos tą interjero dizainą, ar ne, yra apgalvojama, nes iš esmės yra daug know-how, iš kurios pusės dažniausiai žmogus žengia žingsnį iš dešinės, ar ne, jisai suka tą ratą ir tu gali jį nunaviguoti kaip nori. Tai, kad tu sakai, kad dabar jau yra technologijos, kur tiesiog gerai, hebra, eikit kaip norit, aš suprasiu, kaip jūs vaikštate ir man bus viskas aišku. Taip, tai tos sistemos jos nuosmenina, nes vis tiek tai yra GDPR kontekstas, ne, kad tai nebūtų konkretus veidas ar kažkokia identifikacija.
bet jisai gali pririšti, nes bet kuriuo atveju kiekvienas vizualinis vienetas yra duomuo kažkoks. Ne? Tai tą akimirką matuojamą periodą jisai gali identifikuoti, kad būtent toks procentas žmonių praėjo į dešinę, toks procentas į kairę, toks procentas priejo prie to išstatymo pasižiūrėjo, toks procentas reaguoja į, jeigu kabo koks nors, nežinau, plakatas LEDas raudonas, LEDas žalias, ne, AB testas. Tai dabartinės technologijos jau tą parodo. Ir offline lygiai taip pat. Ir kadangi bent jau mūsų kontekste, tai mes dar nenaudojam šito sprendimo, bet mūsų plotai nėra dideli. Ir iš principo tai labai lengva optimizuoti pagal poreikį. Nes tarkim kokią didelę parduotuvę išdėlioti išstatymą, tai yra labai dideli kaštai ir labai imlų laikui. O mažesnėse parduotuvėse tai yra pakankamai greit. Nu jo, tu gali imti užkeisti. Aš atsimenu, žinok, fiziniai parduotuviai, kai būdavo akcijuojamos prekės, vien prekių kainos pakeitimas, nes elektroninę kainą turėti dar yra labai brangu ir ten yra žmonės, kurie naktim kaišo tos kainų, žodžiu, šitus. Tai vien kainų pakeitimas tai yra kažkoks kosmosas. Tai kiekvieną kartą, žodžiu, dirba didžiausia komanda žmonių, kol visą tą padaro. Tai kalbant apie etiketės, tas pačias skaitmeninės, tai turbūt dabar jau yra must tiem verslam, kurie dirba omnichannelyje. Todėl, kad visą laiką omnichannelyje, tai online'as jis turi daug platesnio asortimentą, nes jo nereikia stokinti, tiksliau laikyti sandėliuoti, ne? Taip. Tai tu gali turėti daug platesnę pasiūlą, jeigu tu užtikrini efektyvų greitą pristatymą. Offline parduotuvėse jis visą laiką bus kokį, nežinau, iki 10 kartų siauresnis, bet kodėl taip daroma? Nes, kaip yra valdoma kainodara? Tai tarkime, e-commerce'as egzistuoja toks dalykas kaip konkurencingumo indeksas, ne? Tai iš principo tu nusistatai pagrindinius konkurentus tam tikrose kategorijose, tu sukalibruoji algoritmus ir jie tu automatiškai keičia kainas priklausomai. Čia tu apie kompeterą kalbėjai, ar ne? Nebūtinai. Kompeterą, price indeksai visi ir taip toliau. Yra daug dabar tų įrankių, anksčiau jų buvo vienetai, dabar jų tiek va. Geras. Tai nustatai kiekvieną kategoriją, tai kainos keičiasi, tai o kaip offline? Tai jeigu online pas tave pasikeičia kaina, tai offline, tai jau tada gaunasi. O klientas sakys, kad tu jį apgauni. Jo, ir tada prasideda jau nesažiningos šitos kainodaros elementas, tai skaitmeniniai kainoženkliai jie iš principo sprendžia šitą problemą. Tai tu nori pasakyti, kad realiai, jeigu tu turi omnichannelį ir pas tave yra didelė dalis asortimento pririšta prie kintančios kainos, tai kinta ir fizekė, ar ne? Jeigu skaitmeniniai kainoženkliai ir viskas sujungta į centrinę sistemą, taip. Eik, tu savo. O Lietuvoje mes turim tokių? Tai aišku turim. Tas pats Rimi, pas mus yra skaitmeniniai kainoženkliai parduotuvėse. Geras. Taip. Matai, net kaip jau dėmesio, gerai, reikia dažniau pašnekėti. Bet dabar žinai ką, apie tą tavo būtent verslą, kur didžioji dalis yra skaitmena, parduodate skaitmenoje, ar ne, parduodate digitale. Tai aš dabar bandau suprasti visą tavo barą, žinai, gal tu man gali pasakyti tokius fundamentinius gabalus, nes tą, ką aš iš savęs suprantu, tai suprantu, kad ir vartotojų pritraukimas naujų, duomenų bazės formavimas, tada churn rate uždarimas ar ne kažkoks ten. Tiesiog iš savo pusės papasakok tos fundamentinius ir galėsim šiaip kiekvieną taip prasieiti ir pasikalbėti ir pasižiūrėti, kas ten dar giliau, žinai, yra. Matai, naujų klientų pritraukimas ar ten koks retentionas, aš sakyčiau, čia yra visiška klasika ir čia tiesiog business as usual. Čia tau taip atrodo, žinok. Jeigu kalbam apie strateginį rinkodarą, tai aš sakyčiau, kad būtent strateginė rinkodarai turi spręsti kažkokią verslo problemą. Viskas priklauso, kurioje stadijoje yra verslas. Ne? Jeigu jam sekasi gerai, jeigu jis yra sultingas, pelningas, viskas yra tvarkoje, ne, tai tada jau būtų scalingas. Plėtra, lietuviškai tariant. Jeigu verslas kraujuoja, šlubuoja, tai reiškia, kad rinkodara vėlgi turi išsiaiškinti, kodėl, kur yra ta problema. Ne? Jeigu mes turime didelį kiekį klientų, galbūt jie nubyra. Klausimas, kodėl jie nubyra, ne? Tai gal patirtis kažkokia bloga, gal nežinau, prekės neatitinka reikalavimų, gal kainodara negera, gal procesai yra išderinti ir, tarkim, vėluoja pristatymai ir panašiai. Tai taip holistiškai žiūrint, tai rinkodara jinai įtakoja end-to-end. Tai reiškia nuo to, ką mes pažadame rinkai, iki to, kiek mes esame pasiryžę įgyvendinti tuos pažadus. Nes yra klasikinis dar išsireiškimas, kad marketingas yra pažadų darytojo, operacijos pažadų vykdytojo. Ne? Nors iš tikrųjų tai ne. Operacijos gali puikiai vykdyti savo darbą pagal nustatytus rodiklius, bet jeigu mes pažadame visai ką kitą rinkai,
ir tiesiog tas netitinka to pažado, tai jau yra blogai. Jau blogai suformuota patirtis, ne? Tai kalbant apie rinkodarą dabar, kur esu, už ką mes atsakingi, tai už daug. Tai vat man tas ir įdomu, nes realiai mes šnekam apie tas skirtingas verslo sritis. Tu dirbi tokioje įmonėje, kur ir apyvarta milžiniška, ir prekių yra labai daug, ir ten tiek daug kompleksinių visokių dalykų. Tai vat man ir įdomu, koks gylis, koks plotis, nes po tavo atsakomybę ten tikrai labai daug pagula. Tai kas? Gerai, tai galim pavardinti departamentais, ne? Tai yra pardavimų departamentas. Tai šitas departamentas jisai atsakingas už tinkamo asortimento atrinkimą, kuris atliepia klientų poreikius einamojo sezono metu už tinkamą kainą, kad likučiai sandėliuose, jeigu tai yra stokinės prekės, būtų minimum kažkiek procentų, kiek mes patys nusistatom, ne? Ir kad kainodara irgi atitiktų tą logiką, kad ir klientui būtų gerai, ir verslui būtų gerai. Kad atitiktų kliento lūkestį ir tavo žodžiu. Ar konkurencingos, ar net geresnės tos kainos būtų. Ir aišku, tas delivery promisas, nes e-commerce tai yra vienas iš 3 pagrindinių motivatorių, pristatymo greitis. Taip. Tai irgi, kad tas pardavimų departamentas, jisai atrenka tai, kas yra šiuo metu aktualiausia rinkai ir užtikrina, kad komercija, pirkimai, kiti departamentai pasirūpintų, kad tos prekės būtų laikų vietoje ir aišku, kad jų savikaina būtų atitinkamai gera, kad leistų mums klientui pasiūlyti gerą kainą. Klausyk, turiu klausimą. Suprantu, kad po tavim guli, kaip jie sužino, koks yra vartotojų poreikis. Ta prasme, pagal kokius duomenis? Analitika. Tai yra istoriniai duomenys, tai yra external, internal, galim tai pasakyti. Okay. Kadangi mes turime milijonus tų prekių, tai ir tikrai ne 1 milijoną klientų, mes galime labai lengvai identifikuoti elgseną ir ją numatyti, kas angliškai forecasting būtų. Tai tiek pagal istorinius duomenys, tiek pagal besiformuojantį trendą, tu gali analitikos pagrindų išsiskaičiuoti, kokios prekės, kokias kategorijos visų pirma, bus paklausios. Tada iš išorinių visokių įrankių tu gali identifikuoti, kokie yra brandai, trendai ir taip toliau konkrečioje kategorijoje. Tai gali būti, kad tu jų net neturi, bet jie turi tenais atsirasti. Bet pagrindinė turbūt linija tai būtų esamų klientų elgsenos analizė pagal pirkimo įpročius konkrečiu metu. Tai čia yra pardavimų departamentas. Kitas departamentas yra CRM, Customer Relationship Management. Tai šitie žmonės, šita komanda dirba su 2 tipais veiksmų. Tai vienas tai yra automationas, automatizuota rinkodara. Kitas yra labiau promotional. Tai jeigu automatizuota, tai vėlgi, tai kai vyksta automatizacija. Analizuojant klientų duomenis, kas yra kasdienis procesas, o ne ad hocas, tu keli hipotezę, kad jeigu tie žmonės, kurie perka pastoviai konkrečios kategorijos prekes, tai pabandykim pasiūlyti papildomą vertę kitą kartą. Palydinčią prekę turi arba palyginti, vienas dalykas yra palydinti, kitas dalykas yra, vėlgi, tu numatai, ko gali reikėti. Labai mėgstu klasikinį pavyzdį gyvūną, su jais labai paprasta. Tu turi gyvūną ir tu pastebėjom, kad, tarkim, tu pirkai kokius 3-4 mėnesius iš eilės gyvūnų prekes. Tai viskas aišku, tu turi gyvūną greičiausia, Ir kokį dar tiksliai. Ir dar kokį ir taip toliau. Tai tu pagal tai gali jau kitam kartui užbėgti įvykiam už akių ir pasiūlyti, žiūrėk, tavo šuo tai liks alkanas. Okay. Tai nepamiršk, kad suformuojam tą užsakymą, žinai, ir kažkokį konkretų pasiūlymą. Galbūt anguolis koks nors, galbūt dar čia upselas, crosselas prasideda. Tai keliama hipotezė, įvyksta testas su keliom grupėm, pamatai, kaip elgesi grupė A, grupė B, jeigu tu matai, kad, tarkim, šitas pasiūlymas daugiau vertės sukuria, tai reiškia konvertuoja jisai, tai reiškia tu automatizuoji šitas sekas ir automated rinkodarių, tai tikslas yra, kad kuo daugiau sekų būtų automatizuota ir nebūtų rankinio darbo. Tai žodžiu, vieni ieško to tokio, žinai, idealaus recepto, o kiti tada automatizuoja. Turiu klausimą. Ar esate kada nors išbandę prenumeratą? Gal ir turi tokį dalyką? Dar ne. Bet šiaip yra, ar ne? Mintyse toks dalykas, kad... Ir čia Amazon Prime'as tas pats yra, Jisai turi šitas galimybės suteikia savo klientams. Apie tos pačius gyvūnus, žinai, kur matai, kad tą patį. Ir gyvūnam ir įvairi buitinė chemija namuose, kai mes visą laiką pamirštam kažko įsigyti.
Tai yra labai logiškas ir verta kūrintis pasiūlymas klientui, tai šiuo metu to dar neturime, bet ką tu žinai, kaip bus ateityje. Šiaip iš tikrųjų labai geras dalykas, man palengvintų labai daug, nes tikrai aš pirkdama kažką būtinai palieku. Jo, tai čia yra automationas, kita dalis tai yra promotionas. Promotionas tai yra gal paprasčiau, nes tai yra sezoninės kampanijos, ne, ir vieniem tai yra spamas, stengiamas, kad to spamo būtų mažiau, kad tas pasiūlymas būtų aktualus, bet aišku, tai yra suformuotas pasiūlymas iš šiai dienai vykstančių kažkokių tai kampanijų, akcijų ir panašiai. Jeigu taip žiūrėti aplamai CRM-inę dalį, tai Lietuvoje aš dar neturiu konkretaus pavyzdžio, kur galėčiau parodyti, kad tai yra sėkminga, bet jeigu mes pasižiūrėtume holistiškai į tuos verslus, kurie turi labai daug klientų, ne? Tai kiekvienas klientas, aš įskaidau gyvenimo ciklus. Tai vienas dalykas tai yra pardavimų skatinimas, tai yra acquisition, onboarding, retention, growth ir churn managementas, ne? Tai čia yra viena linija, kas jau tampa klasika, kažkada buvo inovacija. Bet dabar, tarkim, ko aš pasigendu ir vėlgi, tai yra idėja galbūt ateičiai, kiekvienas klientas jisai turi cikliškumą. Labai paprastais pavyzdžiais. Tarkim, žmogus nuo 20 iki 25 metų. Ką tai reiškia? Tai jisai pabaigęs mokyklą, atėjęs į univerą, jo dažniausia biudžetas yra labiau ekonominis, todėl kad dažniausiai tai yra nuomojamas būstas, kur nors pirmas greičiausia, ne? Tada prekės irgi ne luxury, ne premium, o labiau tokios biudžetinės ir panašiai. Nuo 25 iki 30 dažniausia tai yra jau antras darbas, kur tu jau šiek tiek promotiono gauni kažkokią, tai turiu minti paaukštinimą, tavo pajamos, krepšelis padidėja. Tuomet atsiranda jau kitokie poreikiai, nes galbūt jau nebenuomojamas būstas, jau tavo pirmasis būstas, ne? Tai reiškia įsirengimas, dekoracijos visokios ir panašiai. Tada nuo 30, nes Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, visur statistiškai jau tas pirmo vaiko atėjimas į šeimą jis jau nusikėlė šiek tiek, jau vėliau, tai dažniausiai nuo 30. Jeigu atsiranda jau vaikas, tai nuo 30 iki 35, tai jau vėl būstas, vaikas, tavo įpročiai yra visai kitokie. Tada nuo 35 atsiranda poreikis komfortui, to, kad žmonės tampa sėslesni, jie turi mažiau laiko, bet faktiškai jie turi ir daugiau pinigų, turiu minti biudžeto, ne? Nes tu užsidirba jau per tą savo karjerą, jau kažkiek tai gali sauliaisti ir nebūtino segmento prekiam. Tai tada atsiranda vėlgi kitas life cyclas, tavo lifetime value jau kinta ir panašiai. Ir tada jau yra link amžėjimo tie segmentai. Tai iš principo, jeigu tu turi didelį duomenų masyvą, tu gali identifikuoti, nes brandai, ypač didieji verslai, jiegi fokusuojasi ne į trumpalaikę perspektyvą. Ir čia aš referuoju strategiją, ne į taktiką. Taip. Nes kai tai, ką mes darom, tai turi, aišku, klientą paversti lojaliu, nes mes tęsim pažadus, nes mes patenkinam poreikius. Kartais net klientas gali nežinoti, ko jisai nori, arba gali norėti, ne? Taip. Bet žiūrint strategiškai, ilgalaikiai perspektyvai, tai veikia per visus tuos ciklus 10 metų į priekį. Kaip tas pas McDonald's. Jie taigi nuo pat mažų dienų vaikus prie Happy Meal'ų pratina ir su atitinkama komunikacinė linija, kad ateityje tu lygiai taip pat būtum įsitraukęs. Tai va, tai čia yra CRM'as. Tada kitas skyrius yra CRO, Conversion Rate Optimization, ir appsas pas mus taip apjungta yra. Tai šitoje vietoje komanda yra atsakinga už svetainės layoutą, įvairius mygtukus, įvairius sprendimus, kaip padėti klientui sutaupyti laiko ieškant kažko tai. Navigacija pati optimizuota. Jo, ir čia vėlgi čia yra darbas, kuriame yra A/B testų, nes tiesiog tu gali spalvą pakeisti vieno elemento ir jau skaičiai kinta visai kitaip. Tai šioje vietoje komanda dirba kaip patrumpinti tą kliento kelionę, einant link sprendimo. Ir paraleliai yra aplikacija, tai aplikacija irgi yra mūsų labai stipri. Tai analogiškai, kaip yra mobile arba desktop'e, tai lygiai taip pat ir mūsų apps'e, kad jisai būtų kuo paprastesnis ir kad jame galima būtų rasti kuo greičiau prekes. Klausyk, man toks, būtent šita tema, žinai, klausimas, jeigu gali pasidalinti, žinai, tiesiog, kadangi turite daug vartotojų, man labai įdomu, žinai, kaip pasiskirsto, ar vis dar turim tų
kompo pirkėjų, žinai, kur visą laiką tik per kompą perka, žinai, nu, daug kas per mobiliaką tiesiog pasijungia, tu dabar sakai aplikaciją, koks pasiskirstimas yra dabar, nu, vat, matai, žinai, ten, nu, procentais maždaug, kad... Trim lygiom dalim. Apytikriai. Jos dinamika kinta, bet kol kas tai yra apie trečdalis. Ar tai apsprendžia amžius? Kas apsprendžia šitą dalyką, žinai? Produktų miksas iš esmės, todėl kad appse dažniausiai yra perkamos prekės mažesnės vertės, nes ir vidutiniai krepšeliai ir čia visur. Čia ne tik tai pas mus, čia visur iš patirties galiu pasakyti taip yra. Nes žmonės labiau linkia, kai jie perka brangesnius daiktus, tarkim, nežinau. Čia tas palyginamosios prekės, ar ne, kur reikia įsigilinti, pažiūrėti. Yra vartotojų elgsenos toksai terminas kaip window shopping, ne? Tai iš principo, kai tu desktop'e atsidarai, tarkim, nori įsigirti kokį brangų teliką. Nu, tai tau reikia daug informacijos perskaityti, išgooglinti, ten dar ką nors padaryti, namų darbus pasidaryti. Tai tu atsidarai kokias 4 parduotuvės online, lyginėsi tarpusavėje, tai yra daug patogiau. Taip. Tai dėl to automatiškai ta elgsena jinai persimeta į desktopą. O jeigu kalbam apie appsą, tai appsai yra mažesnės vertės, kaip sakiau, prekės ir net tokio kompleksiškumo, gal taip išsireikščiau. Tai praktiškai vartotojas nori pasakyti, kad jisai migruoja tarp tų trijų, priklausomai nuo to, kokią prekę jisai perka. Geras. Taip. Nu, ir aišku, dar kitas dalykas, tai vėlgi visose versluose yra tas pats, kas kai naudojamas yra appsas, tai jau klientas yra išreiškęs tam tikrą lojalumo laipsnį, nes jisai naudoja tavo appsą. Tai tu ir pasiekti klientą gali daug patogiau ir greičiau, ne per išorinę komunikaciją digitalą kokį, o tiesiog per appsą. Ne? Taip, notificationas, ten gamificationai kokie nors ir e-mailai tie patys ir panašiai. Jo, tai čia yra aukštesnio lojalumo lygio galbūt segmentas per appsus. Tai va. Appsas. Tada turime performance media departamentą. Tai vėlgi, vienos įmonės turi outsourcą, tai reiškia agentūros, kadangi mes esam nemaža įmonė ir viduje daug geriau yra turėti komandas, kadangi tu viską turi, visą knowledge base, tu turi viduje ir tu nepriklausai nuo agentūros, nuo jos dinamikos, tu realiai visi tie profesionalai, kurie dirba su absoliučiai visais paid channeliais, mokamais kanalais, tai šita komanda dirba viduje. Aišku, SEO, paieškos variklio optimizacija, tai vėlgi, čia yra nuolatinis e-commerce procesas, kas yra labai toks techninis ir labiau net toks tarp IT ir tarp marketingo, ne? Nes yra techninė SEO dalis, kur iš principo svetainės optimizavimas iš techninės perspektyvos ir yra išorinis, kur tu jau kuri išorę backlinkus, įvairius contentą ir panašiai, kad pritrauktų organinį srautą. Tai čia mūsų growth departamentas tai vadinasi. Tada turime marketingę retail media. Tai yra irgi komanda, kuri dirba su tiek išoriniais partneriais, tiek su mūsų pardavėjais. Tai reiškia, kad mes kaip prekyvietė mes turime labai didelį srautą ir mes galime suteikti galimybę savo pardavėjams prekiauti, tiek reklamuotis. Tiek komunikuoti. Komunikuoti website. Nu tai aišku, tai yra tam tikrų pozicijų iškelimai, optimizacija pagal kliko kainą, pagal parodymų kiekį ir panašiai. Tai retail media jinai dirba su esamais, tie, kas pas mus selina, jiems padedant naudotis mūsų turimais įrankiais, arba keliauja į išorę, į rinką ir bendradarbiauja su partneriais, kurie nori pas mus reklamuotis. Nes konsoliduojant visą mūsų srautą, Baltijos šalyse ir Suomijoje mes esam nėra vienas. Tai čia žiūrėk, tai čia yra rinkodaros pajamos kita vertus. Taip. Okay. Taip. Nu, čia B2B dalis, galima sakyti. Bet čia žiauriai geras dalykas, prasme, tu ten tie gali užsidirbti, žinai, ir viskas tau į pelną. Užsidirbti. Nu, matai, vienas dalykas yra užsidirbti, kitas dalykas mūsų pagrindinis uždavinys yra padėti seleriams būti sėkmingiams šitoje vietoje. Taip. Nes irgi, kadangi srautas yra milžiniškas, algoritmai veikia pagal tam tikrus kriterijus, tai tu gali įdėti kokią nors prekę ir jos niekada niekas nepamatys. Dėl masto tiesiog, ne? Tai šitoje vietoje yra mokama reklama, jeigu nemokama reklama, tai reiškia, tu turi atitikti tam tikrus kriterijus, pristatymų, kokybės, sellerio reitingą ir panašiai. Tai čia kaip ir visur, kaip ir tam pačiam Amazone. Tai va, tai retail media, tada turim analitikos skyrių marketingė,
Čia po tavim bendrai analitika guli, ar pas jūs analitika yra išskirta, kad kiekvienas departamentas turi tarsi savo? Marketingas, pardavimai turi atskirą pas mus savo. Taip, tai analitika, tai turbūt savaime suprantama, ką jie veikia. Ne? Žinok, negali sakyti savaime suprantama, nes tu iš šitos ryties ir tau atrodo, žinai, kad savaime suprantama pas kitus, kitose verslo srityse taip nėra. Tai aš dėl to tavęs klausiu, nes man žiauriai įdomu, kaip pas tave yra, nes tau nereikia tuk dėdės, man reikia ten kažkokių duomenų. Ne, tu supranti, kad tau jau reikia ir pas tave iš vis viduje šitas daiktas yra. Tai ta analitika, aš taip įsivaizduoju, jinai yra visiškai pamauta ant marketinginio poreikio, kur labai aišku, kad jie ne šiaip laukia, kol tu jiem pasakysi, bet jie jau žino, ko ieškoti netgi, nes tam tikrus. Tai kiekvienas departamentas, jie turi savo tikslus, tai analitikų departamentas marketingė, jie proaktyviai žiūri, kiek kiekviena iš funkcijų eina link tikslo, o jeigu neina link tikslo, tai jie bando rasti priežastis. Kodėl? Ir tada feedbackas, grįžtamasis ryšys atitinkamos srities vadovui. Ir aišku, yra ad hocinių labai daug analizų, tačiau priklauso. Nu jo, jeigu kažkas atsitiko, tu bandai suprasti, bet šiaip tai man labai šiaip gerą dalyką tu pasakėjai, žinai, kur jau iškart pradeda signalizuoti. Ypatingai tai yra gaju didelėse pardavimus darančiose įmonėse, kur jau po kelių dienų, tik prasidėjus mėnesiui, tau sako, hebra, nepadarysit plano, nes jie realiai jau išskaičiuoja, jie mato ir tu nelauki mėnesio galo ir tada, nepavyko. Ne, jau tu gauni tuos signalus ir tada marketingas turi daryti veiksmus, ką daryti on top, kad šitą duobę kažkokią ten praeitų. Jo, tai čia irgi labai teisingai paminėjai, čia labai svarbu suprasti, kad ta analitika jinai gali būti ne tik tai retrospektyvinė, ne? Kad žiūrėti atgal, kas nutiko ir tu jau nebepakeisi praeities, bet užsikurti tą rutiną, kada mes, pavyzdžiui, tą darome kiekvieną savaitę. Mes žiūrime į priekį, žiūrime 2 savaitės, mėnesį, ketvirtį, ne, ir maždaug kaip ta kreivė eina ir tada ieškom sprendimų, ką čia reikėtų padaryti, kad pasikeistų. Tai atsakant į to klausimą, jo, analitika, tai klientų analitika, duomenų analitika, srautų, performance visos medijos analitika yra būtent tenais. Tame skyriuje. Tada kitas departamentas yra brand managementas. Ne? Tai vėlgi, šita komanda dirba su įvaizdžiu, su kūrybinė dalimi, nes jų yra ir dizaineriai, ir projektų vadovai įvairūs. Ir lygiai taip pat su ATL media. ATL tai above the line, jo, tai čia televizija, radijas, mass media. Ir irgi šita komanda dirba Balticsų ir Suomijos lygių. Tai organizuoja. Tai, ką mes pastatome, kokią architektūrą iš duomenų, kad pardavinėsim tą už tiek tenais, galbūt vienoje šalia kitoje ne. Ir kada jau viskas būna nuspręsta, kada jau karkasą visą turime, tai jau tada brando tymas ant viršaus supakuoja viską, kad tai atitiktų turinį, tas pažadas. Ir neša į rinką. Ir tada, žodžiu, po savaitės jūs žiūrite, čia priklauso nuo dinamikos, tai gali ir kasdieną žiūrėti. Tarp kitko, kalbant apie kasdieną, mano patirtyje yra buvę taip, kad fiziniam retail'e, žodžiu, sekdavo valandom kasas. Kas čia? Visokių žmonių yra, aišku, man kai kur būdavo keista, žodžiu, nes, ką tu tą dieną gali ten tas kasas pajudinti. Per digitalą gal ir gali ten kažką užpušinti, bet fiziškai, kad pas tave staiga į kasas ateitų daugiau žmonių, nes tu identifikavai, kad pas tave per mažai ten, žodžiu, čekių. Tai taip greitai, tu nesureaguosi, bet jau gali pradėti galvoti, kad, kažką reikės ant top daryti. Jo, tai fizinėse parduotuvėse tas gapas visą laiką yra nuo 14 iki 17 valandos. Ne? Visą laiką salės yra pustuštės, todėl kad žmonės dirba. Bet kaip pajudinti, aš išvelčiau, tarkim, kaip galima pajudinti. Tie, kas turi laiko ir tie, kas yra jautrus kainai. Tai pavyzdžiui, mūsų pensininkų segmentas. Ne? Tai visam pasauliu šitas segmentas yra jautriausias kainai. Tai ne veltui ne vienas prekybos tinklas yra įsivedęs ten seniorų valandas kokias nors. Vaistinės. Vaistinės tos pačios. Jo, tai ta prasme, tie žmonės gali ateiti, tai tu bandai juos prisikviesti būtent tuo laikotarpiu, pasiūlydamas kažkokią konkrečią vertę arba problemos sprendimą. Tai tokiu metu valandą. Tada viskas normalu, bet jeigu ten tie ad hociniai būna, hebra neatėjo, žodžiu, ten kažkoks raudas, ką darom, toks biški. Matai, čia yra panika.
Tai va, ta panika organizacijose jinai dažniausiai sukuria labai daug chaoso, jeigu sprendimus priimantys žmonės neturi patirties, arba strateginis ištvermės. Aišku, tu negali įsikipti strategiją ir 3 metus paskui ją lakstyti, jeigu makroekonominė situacija jau yra pasikeitusi. Bet tas chaosas, jis dažniausiai ir būna, kai ką darom, nėra rezultato, nors tu gali pasimti krūvą duomenų, išsianalizuoti ir tu pamatysi, kad būtent tom valandom nėra srautų ir jo nebus, tiesiog rinkos elgsena tokia, tai tu tada iš verslų valdymo perspektyvos gali mažinti kaštus arba perplanuoti tabelius, kad tavo salės būtų irgi su mažiau žmonių. Per daug prataupyti. Jo, ta prasme per visus kaštus, nes tai bus. Tai jeigu tu taktiniu būdu prisikviesi 1-2 dienas, bet tai bus tiesiog tas efektas. Tai bus laikina. Kitas dalykas, tam, kad prisikviesti, tu turi investuoti. Tai tada gaunasi, kad tu per kitą kraną ten leidži, žinai. Taip, nes, ir čia, žinai, irgi tas balansas yra labai svarbus, nes daug kas mėgsta gilinti tas nuolaidas, bet jeigu tu po to ilgalaikiai perspektyvai pasižiūri savo pelningumą ir maržingumą, tu gerokai ta marža. Tada prasideda vėl kiti baisūs sprendimai, žinai, kur ten pradedi kapoti. Tai va, tai valandų tikslumų jo galima žiūrėti, bet reikia suprasti ir priežastis, kodėl taip yra, aš sakyčiau. Tai gerai, grįžtam prie departamento, ne? Tai kalbėjom apie brand management. Apie tą visą supakavimą, tai brand managemento tas depas jau yra čia tas paskutinis, ar dar kažkoks po tavim yra? Dar yra ryšiai su visuomenė. Okay. Jo, ryšiai su visuomenė, komanda, tai yra verslo komunikacija ir taipogi yra B2B partnerių pritraukimas. Tai tų pačių pardavėjų, ne? Tai dalyvavimas konferencijose, parodose, išnešimas žinutės, ką tas marketplace'as daro, nes tu pasirašęs sutartį su marketplace'u, tu gali iškart išeiti 4 rinkas. Tai nereiškia, kad tu tik Lietuvoje prekiausi. Tu ir Baltijos šalyse, ir Suomijoje. Tai čia yra ryšiai su visuomenė ir tada dar, pas mus marketingas tokios įdomios struktūros, tai dar po savimi turiu komandoje call centrą su helpdesku, tai iš principo B2B supporto. Bet čia su klientais realiai jūs. Jo, čia su klientu, tai šita komanda dar. Ir, iš principo, visos šitos informacijos turėjimas vienoje vietoje tau leidžia labai greit identifikuoti problemą ir ją išspręsti labai greit. Nes į tave sueina visa informacija. Jeigu klientai patenkinti, tai viskas gerai, vadinasi, šita linija yra tvarkinga. Visiškas frontline'as pagauna. Jo, ir jeigu kažkas negerai, tai tu irgi pirmas sužinai, signalizuoji, tada per CRM-inę pusę žiūri, tada vėlgi per klientų grįžtamą į ryšį, ir atitinkamai priemi tam tikrus sprendimus, kad klientui būtų geriau. Klausyk, tai kiek tai yra žmonių, jeigu gali? Netoli 200 gal. Po tavim? Jo. O tiesiogiai kiek turi savo tiesiogiai pavaldžių? 10. Tada būtinai, žinok, paklausiu šito dalyko, kaip esi susiorganizavęs su jais susitikimus ir kaip tu valdai 10 žmonių, nes man 5 jau yra labai daug. 7 maksimum. Dažniausiai darau 3. Tada aš juos skaidau, jeigu jau yra daug labai, tiksliau skaidžiau, nes aš jau nebedirbu didelėse organizacijose. Bet pati supratau, kad negaliu tiek skirti žmonėm laiko, nes kiekvienam reikia labai daug laiko. Kaip tu esi pasiskirstęs, pavyzdžiui? Matai, turbūt viskas prasideda nuo teisingos komandos atrinkimo. Ne? Nes vėlgi, kadangi esu vadovavęs nemažom komandom ir praeityje, tai man svarbu, kad kiekvienoje srityje žmogus būtų gabesnis, protingesnis už mane toje srityje. Aš dalinuosi atsakomybę ir žinai, to laiko tu neturi, jeigu tu mėgsti micromanagementą. Tai pačioj pradžioje, aišku, kol yra tas medaus mėnuo su žmogumi, kai tu jį priemi į darbą, tai vis tiek čia win-win. Tu pasitikrini ir tave pasitikrina, ar mes galime turėti kažkokį tai ryšį. Bet po to, kai yra susidirbama, jeigu žmogus yra senior savo pozicijoje, tai tu visiškai deleguoji atsakomybę ir tu jau su žmonėmis bendrauji labiau strateginiai perspektyvai, kokius tikslus per kiek laiko mes turime pakeisti ir kokie yra blokeriai, kad juos eliminavus tu gali prisidėti prie bendro rezultato. Tai kiekvienas iš vadovų ir mano komandoje kiekvienas iš vadovų, jisai tiksliai žino, už ką jis yra atsakingas ir tai nėra srautas, sesijos, nes tai yra funkciniai rodikliai. Visi yra surišti, kad jie kontributintų į P&L.
O P&L tai yra pelno nuostolio ataskaita. Ne? Tai šiaip nemažai padarėme pokyčių per paskutinius pusę metų. Ir kiekvienas iš komandos narių jiems skauda, ne? Jeigu kažkas yra negerai ir įmonė yra negerai. Tai čia tiesiog kaip yra tas sustygavimas, kaip jisai atrodo. O atsakant į tavo klausimą, kaip valdai ir kiek laiko skiri. Na, žinai, 5 dienos darbo, žinai, per savaitę. Tai koks tas susitikimo, ar tu bendrai kažkokius susitikimus darai, ar one-on-one darai? Aš labai nemėgstu ir mes tengiamės atsikratyti tokio corporate šleifo. To mitukų sistemos. Jo, tai mes stengiamės būti agile. Taip, yra numatyti laikai su kiekvienu iš tų vadovų per savaitę, bet aš sumeluosiu sakydamas, kad mes laikomės to plano. Ta prasme, jeigu viskas gerai, tu duomenys pažiūrėjai, ko ten gaišti. Nebūtinai, žinai, tavo planai gali pasikeisti, tiesiog tai mes stengiamės išlikti lankstus, bet tuo pačiu yra ir tokie kolegiški susitarimai, kad jeigu, tarkim, yra kažkas urgent, tai mano komanda visą laiką drąsiai jeigu aš nekeliu ragelio arba neatrašau e-mailus, nes aš kur nors visą laiką būnu, ne, tai WhatsApp'e man žinutę rašai, blogai urgent, reikia pasišnekėti. Ir tuo metu mes iš karto randame laiko. Tai ta prasme, aš sakyčiau, kad tas lankstumas, jisai išsprendžia labai daug problemų, kai tau nereikia versti žmonių kurti sudėtingų prezentacijų, didelio reportingo ir taip toliau. Jeigu žmogus savo srityje yra senior, tai jisai pas mane neis su visiškai taktiniu klausimu, kur mes esam sutarę, kad tu pats šią sprendimą ir priimk. Nes taktika yra kas? Tai yra trumpalaikė perspektyva, kur yra klaidų ir sėkmės atvejų miksas. Taip. Tai iki sėkmės tu nenueisi be klaidų. Tu bet kuriuo atveju turėsi daug kartų testuotis, vieną kartą sufeilinsi kitą, bet užtat, jeigu tą informaciją panaudosi ateičiai, jie teisingai nukreipsi, tai po to tu ir laimėsi. Ne? Tai taktiniu aspektu man iš tikrųjų tai nelabai ir įdomu. To, kad tu turi žmonėm palikti laiko jų kūrybiškumui atsiskleisti. Tai gali kažkiek tai kainuoti, bet žmogus turi būti motyvuotas, nes bet kuriuo atveju, jeigu tu pirštu nurodinėsi, ką, kaip pasidaryti, visą laiką pas tave to ir eis. Tai tau nereikia vadovo, tau reikia vykdytojų. Tiesiog. Jeigu tu tiesiog konkrečiai pasakysi ABC per tą ir tą laikotarpį, nu, tai gerai jis tą ir padarys, bet jeigu šalia ten dega koks nors gaisras, man šito nepasakė, man šito nereikia, čia ne mano atsakomybė. Tada, žinok, man kitas įdomus klausimas yra apie komandos kompetencijas ir kaip tu atsirenki tuos žmonės. Ar visada žiūri į tą senior, kad jisai jau turėtų žinių, ar būna taip, kad visiškai pasuki į kitą pusę ir pasiemi žmogų, kuris nežino, bet matai, kad gali užaugti. Arba tokių, ta prasme, kaip tu tą komandą formuoji? Aš esu labiau linkęs dirbti su seniorais, kurie turi jau patirties savoje srityje, gali būti ir siaura. Nes, mano atsakomybė yra apjungti visus vadovus vienos krypties link. Aš apie savo departamentą šneku, arba nebūtinai, jeigu ir įmonę valdyti. Bet šioje vietoje seniority tai turbūt yra prioritetas narė vienas, bent jau man, todėl kad žmogus atsineša ne tik tai bagažą laimėjimų, bet bagažą ir klaidų. Ne? Tai reiškia, mes dabar, mūsų įmonės kontekstas, mes dabar tvarkomės. Ne? Ir tvarkomės nemažai iššūkių. Tai šiame sprinte, o ne maratone, jau reikalinga patirtis, kad tu greitai savarankiškai galėtum priimti sprendimus. Kad nelauktum, kad tau kažkas pasakytų, žinotum, ką pasidaryti. Nes jeigu organizacija yra sveika, pelninga, viskas su yra tvarkoje ir jinai turi horizonte didžiulę plėtrą, naujas geografijas, produktus ir taip toliau, viskas tvarkoje, tada jau keičiasi ir approachas, ne? Tada tu matai, kad tam asmeniui dega akis, jisai motyvuotas, jis daro klaidų, bet tikrai tu jį gali užauginti. Tai aišku, promautinkim, darykim, tegul jisai bėga griūna, žinai, stojasi, toliau varo, bet varys kaip raketa. Tai čia nes jie būna netgi labiau motyvuoti, žinai, tie žmonės alkani. Taip, tai aš ir pats kažkada toksai buvau. Tai vienareikšmiškai. Visi. Taip. Ir čia tikrai yra tas sveikas sprendimas, kai tu identifikuoji žmogų, kuriam rūpi, kuris nori, motyvuotas, žinai. Tai visą laiką aš už, kad jį promautinti. Bet čia labai priklauso nuo konteksto. Nes jeigu tu taisai kažką, tai tau reikalingas jau tas žmogus, kuris žinos, kur paspausti arba kur pasukti, ne? O nebandys aplinkui viską lipdyti ir žiūrėti išėjo, neišėjo. Nes nėra laiko. Būtent. Tai šiame kontekste tai yra senior vadovai, kurie dalinasi sprendimo priėmimo
įgaliojimais, jie priema savo srityje ir jie veikia ten su savo komandomis. Jeigu įmonė yra kitokioje situacijoje, tai labiau Na, tu pagal situaciją žiūri. O klausyk, tada dar, kaip tu atsirenki, kad jie yra tie senior, nes mes čia irgi turėjom, vieną diskusiją su viena marketingistė, ir aš, pavyzdžiui, esu labai priešininkas daugelio susitikimų. Aš dažniausiai pati HR paprašau, kad man susiųstų visus CV, aš pati juos prasižiūriu, nes aš žinau, ko aš ieškau. Ir tada pasidarau susitikimus tai žmonėm, kuriuos atrinkau, man užtenka vieno karto ir viskas. Aš negaištu jokių, ten neduodu jiem užduočių, nes, tu žinai, ko paklausti, čia iš mano perspektyvos taip yra. Ir aš labai greitai matau, ką žmogus žino, koks jo mąstymas, kai kurių dalykų gali nepamatyti, ten tinginystė, kokia nors dar kažkas, yra visokių. Bet ta prasme, aš ieškau žinių, kritinio mąstymo, man šitie dalykai yra svarbus. Kas tau yra svarbu? Aš atskirčiau šitoje vietoje tą seniority, išskaidyčiau į dvi dalis. Viena tai yra tokie labiau hardiniai, o kita dalis labiau softiniai, skillsai. Tai kalbant apie hardinius, tai man pirmas filtras iš karto yra finansinis raštingumas. Nes man čia yra turbūt svarbiausia, kad žmogus suprastų, kiek jo atliekamos funkcijos, veiksmai kontributina į patį verslo rezultatą. Ne į pardavimus, nes pardavimai dar nieko. Tu gali prie 1% maržos pripardavinėti ir tu turėsi didžiulį nuostolį. Okay. Tai štai vietoj, kad jisai suprastų. Kitas dalykas, kad žmogus suprastų laiko vertę. Ir štai vietoj irgi, kad mes galėtume ir kad žmonės komandos savarankiškai galėtų atsisijoti, kuris sprendimas vertas vykdymo dabar. Ką tai reiškia? Mes galim užsimoti dabar apie kokius nors rebrandingus, ten superinės strategijas ir taip toliau. Ar to mums dabar reikia? Jo, gal idėja ir visai nebloga, bet ar tikrai to dabar reikia? Jeigu neskauda. Jo, jeigu mes dabar short termų turim padaryti pokyčius, tai po 2 metų tikrai taip, šita idėja yra validi, bet dabar ne. Tai sakyčiau, tai tas senioritis jis ateina iš šito, plus tokia pusiau softinė kompetencija, tai yra empatija. Ir ta empatija vėlgi, vadovai dirba su žmonėmis, Aš labai mėgstu kažkada tai šitą įsigilinau, kad empatija jinai skiriasi į 2 dalis. Tai yra kognityvinė, kai tu supranti, kaip kitas žmogus galvoja, kas yra jo galvoje, Ir tada juntamoji, kai tu supranti, kaip jis jaučiasi. Nes jeigu tu supranti, kaip galvoji, tai tu žinai, kaip teisingai komandą pakreipti tinkamą linkme. Tai reiškia, ir jisai gauna tą razinką kažkokią, jis išgirdo, ką jis norėjo išgirsti, gavo kažkokį įgaliojimą, gavo kažkokį tai pripažinimą ir panašiai. Tai tu supranti, kaip jis mąsto ir juntamoji, kad tu jau balansuoji tarp tų emocijų, nes jeigu žmogus jau konkrečiai labai kažko nenori, jam nepatinka ir jis blogai jaučiasi toj situacijoje, tai vadovas irgi tą identifikuoja ir tas aplinkybės pašeipina taip, kad būtų gerai tam žmogui. Arba jeigu ta bloga diena ir ateini tu į darbą, ten vakar kas nors tau nutiko ir ten tas vadovas kompostą pila. Tai, nelogiška. Jo, čia kaip būna, geras darbuotojas dirba ir kažkas atsitinka jam, ir visi staiga nurašo, o pasirodo, kad pa žmogų kokia nors netektis arba šiaip kažkokie visiškai momentiniai dalykai, kas gyvenime yra labai normalu. Tiesiog, jeigu tu tą žmogus nežinojai, kas jam atsitiko, staiga, linkia nurašyti. Tai sakyčiau, pagal tokius, aš aišku nekalbu apie įgūdžių patikrinimo įvairiausius būdus, ar tai yra simulacija kokios nors situacijos, strateginėme kontekste, ar tai yra praktinė užduotis kokia nors. Tai čia jau toks dalykas, kas must. Duodė, ne šitą? Duodu. Kertiniam taip, kertiniam žmonėm taip, nes bet kuriuo atveju reikia pasitikrinti, nes vis tiek tie pokalbiai, tai jie labiau yra high level, tai yra pardavimų ir pirkimo sandoris, kai tu atrinkinėjai žmogų. Žmogus nori pasirodyti kuo geriau, ir tu, aišku, jam tas funkcijas nubrėži labai gerai, bet realybė dažnai būna visai kitokia. Tai čia tas irgi labai svarbu, kad susikalibruoti tos visus lūkesčius, čia iš darbdavio perspektyvos, bet ir iš darbuotojo, kad jisai arba jinai nenupaišytų visko rožiniam spalvom, kad viską žinau, viską galiu, išeinu į aikštelę ir tada feilinu. Bet ir yra tas two-way street, vis atrodo, kad mes čia samdom, čia mes jūs samdom. Aš šiaip esu irgi praktikoje savo biški pakeitus požiūrį, biški ne tai, kad aš samdau, bet aš esu tau dėkingas.
ir tau atsimoku pinigais tiek, kiek tu prašai ir kiek mes esame susitarę, bet aš esu dėkinga savo, nes tu man padedi siekti mano kažkokių tikslų. Ir tada, kai pakeiti šitą mindsetą, viskas irgi atsistoja labai į savo vietas, nes kur būna, aš tau moku, tu daryk. Ne, žinai, jau nebeveikia šitie visi dalykai ir čia gali, žinai, tikrai ne Lietuvoje ir tikriausiai net ne Europoje tokius dalykus daryti, Hofstedės tas dimensijas reikėtų pažiūrėti, žinai, toks jau nebeveikia šitie visi dalykai. Tai, o turiu kokį nors savo ten klausimų listą, žinai, kur, užduodė, žinai? Žinok, tokių neišskirčiau, kažkokių tokių labai jau keistų, ne. Kaip tu, pavyzdžiui, finansinį raštingumą pasitikrinę, ne? Ateina pas tave žmogus, ko tu klausi? Matai, čia kad suprastum. Kas yra svarbiausia vadovui šitoje vietoje, kaip jisai gali savo veiksmais prisidėti prie įmonės finansinio rezultato, kaip jisai tai matuos, kaip jisai biudžetą dėlios, kaip jisai vertins efektyvumą ir labai greitai išryškėja, ar jisai vertina funkcinius rodiklius, kad tiesiog, buvo srautų inkrementų, padėjom ten 20% plus, čia yra labai gerai, žinai. Nors iš tikrųjų tas srautas nekonvertuoja ir kas iš to? Čia, žinai, koks beris, iš mokslo, kadangi dabar dėstau, žinai, tai šitas dalykas vadinasi Barcelonos principai, kur žmonės vertina tarpinius rezultatus, ypatingai tas, kas yra susijęs su reklama, bet nemato visiškai galutinio rezultato. Ir vertina ten srautą, pamatymus, o ką? Taip, žinai, bet rezultate nieko nebuvo. Bet vėlgi čia, žinai, priklauso nuo brandos darbuotojų, nes aš tikiu, kad yra, kad jaunimas entry level, kurie eina į social media komandas ir taip toliau, aišku, kad jie matuoja engagementą, laikus. Ar tai yra svarbu? Jo, tame kontekste, ne? Jie pasižiūri, kiek tie adsai veikia, kiek žmonės įsitraukia auditorijos, viskas yra tvarkoj. Bet jau to vadovo arba vadovės, apie kuriuos kalbame, lygmenį arba komunikacija su manimi, tai nėra svarbu. Tai tu savo virtuvėje gali daryti, ką tu nori, jeigu tu efektyviai investuoji, dar sakau, investuoji, o nedegini pinigus. Ne? Oi, man labai patinka. Jo, tai čia tas yra svarbu, žinai, kad tavo komanda, jeigu tu pasisamdai social medijos ekspertą, tai aišku, kad jis tau turi engagementą didinti. Tai faktas, bet iš vis kam ta social media reikalinga, ne? Tai arba B2B leadsus generuoti, arba srautai svetainė, bet čia irgi tarpiniai yra, nes finale, jeigu tas srautas iš social jisai konvertuoja arba nekonvertuoja. Jeigu konvertuoja, tai aplamai kokio dydžio krepšelis, ar tai yra pelninga linija ar ne, ir tu optimizuoji. Tai tarkim su vadovais tai ir sprendžiam, ar galbūt atsisakom šitą iš vis kanalo ir geriau investuojam pinigus tenais, nes ten grąža yra daug didesnė. Gal vėlniau, paleidžiam, nežinau, 20% trafiko, nereikia mums jo. Turėsim mažiau, bet jeigu mes konversiją užkelsim ir jinai bus sveikesnė, verslui nuo to geriau. Na jo, nes koks tikslas, žinai, turėti didelį srautą, jeigu jisai nekonvertuoja. Tai vat būtent, tai sakau, tai dėl to ir labai man asmeniškai svarbu, kad ta komanda, mes tengiamės susikurti tokią kultūrą, kad aš ne vieną kartą esu sakęs savo komandai, kad įsivaizduok, kad tai yra tavo pinigai. Ar tu juos investuosi, ar ne? Ar tu norėsi tenais dabar pasileisti tą kampaniją? Nes faina. Jo, nes faina, arba tiesiog, kadangi konkurentai taip daro, žinai, tai darom irgi, o gal konkurentai blogai daro? Taip, tarp kitko, čia yra, žinai, iš kainodaros pusės, tai jo, tu kartais žiūri ten konkurentus, analizuoji ir panašiai, bet toks aklas yra tas požiūris, kad kiti daro ir aš taip darau, bet tu nieko nežinai, kas po vandeniu yra. Gal jo prekių pirkimo sąlygos visiškai kitos, gal ten yra kokie povandeniniai susitarimai, gal ten yra įmonės apjungtos vieno akcininko ir jie ten stumia kažką. Nieko nežinai ir tada prasideda kažkokių tokių keistų sprendimų priėmimas, nežiūrint į tai, ką tu čia dabar viduje turi, žiūri į išorę. Ir, žinai, man tada dar vienas klausimas, kas yra susijęs su tavo komanda ir su kompetencijom, nes mes čia sėdim, žinai, universitete ir man tenka prisiliesti prie studentų, kokių kompetencijų tu pasigendi, arba gal iš kitos pusės, kokias kompetencijas turi turėti marketingistas, kad jisai galėtų veikti jau tokiam senior lygmenyje. Nekalbu dabar apie pradinį, nes tam reikia laiko užsiauginti patirties, bet jeigu jau tu nori būti senior, kas yra tiesiog must?
Nu, apie finansinį raštingumą pakalbėjom, bent Okay. jau Jo. paviršiumi, bet jo, tai čia yra tas nėra vienas. Antras, jeigu šnekam apie senior, tai lyderystė, vadyba, ne, šitoje vietoje. To, kad jeigu mes šnekam apie žmogų, kuris vadovauja komandoms arba komandai, jis atsakingas už kitų žmonių rezultatą. Ir šitoje vietoje yra svarbu, kad jisai mokėtų juos apjungti, įplieksti jiems motyvacijos, kad jie tikėtų tom, ką jie daro, nes ypač jaunimas, jiems reikia prasmės. Kodėl? Jie ne dėl algos dirba, ne? Jiems reikia įkvėpimo, prasmės, vizijos, savirealizacijos, jo, ir kad tas žmogus, jisai mokėtų dirbti su komanda, apjungiant ir kai reikia eliminuojant konfliktus, suvaldant konfliktus, ne? Tai vadyba, sakyčiau, antroji vietoj. Trečioji vietoj tai turbūt būtų technologinės žinios, nes jeigu mes šnekam apie marketingą šiais laikais, tai aš sakyčiau, čia jau ta linija, jinai blėsta tarp marketingo ir IT. Todėl, kad technologiniai įrankiai rinkodaroje ir ypač e-commerce, ne tik e-commerce, aplamai visose versluose, ne, tai B2B biškelis skiriasi, ten truputį procesai kitai veikia marketingė, bet B2C, marketplace, D2C ir taip toliau, technologinės žinios ir nešnekėsiu bazais apie AI ir taip toliau, nes tai iš principo tai keičia, žinai, net pareigų pavadinimai net jau keičiasi po truputėlį, žinai, ir tai bus, viskas čia yra tvarkoj. Tai nėra kažkoks tai labai didelis niuansas. Bet domėjimasis technologiniam inovacijom ir tas holistinis matymas, kaip tu jas gali pritaikyti efektyvindamas savo operacijas, tai čia yra tas skillsas, kuris retas iš tikrųjų dar kol kas yra, nes daugiau visi tą bando adaptuoti labiau dėl nice to have elemento, nei dėl to, kad iš tikrųjų... Dar populiarių, žinai, tų antraščių tokių ir konferencijų, kur čia dirbtinis intelektas, žinai, visi ten maždaug sueina į tas konferencijas, bet tai, kad tu šneki, aš suprantu, pas tave yra tas užmojis smarkiai platesnis, ne tik dirbtinio intelekto ten panaudojimas vizualų kūrimų ir dar kažkam, bet bendrai technologinis, nes, padirbus, tarkim, su IT įmonė, nes turėjau tokį klientą, tai man iš tikrųjų buvo tiek daug dalykų, kurių aš nežinojau, kaip jie ten, ir duomenų ten tie ežerai, žodžiu, ir kaip ten kokių tik tai nebūna dalykų. Ką tada tokiu atveju daryti, kaip to žmonės paruošti, nes vien skambių antraščių ir kažkokių konferencijų nepakanka iš to, ką tu sakai, taip kaip aš suprantu. Kaip tu manai, ką tada reikia daryti? Konferencijos, aš sakyčiau, labiau yra skirtos platesnį pasaulyje žiūrai. Tu praplatini savo akiratį, nes konferencijose nenori dažniausiai visi giriasi, ne? Na taip. Kaip fainai padarėm, koks aš gražus, kaip aš čia... Ir plus daug ko nepasakai, nes irgi yra konfidencialių dalykų. O kaip tą padaryti, tai nepasako. Ta prasme, nes tai nėra ta vieta. Ir čia yra normalus standartinis konferencijų formatas. Tai iš to vietų, žinai, vėlgi, jeigu tas žmogus, apie kurį tu klausi, jis yra organizacijoje, tai aišku, kad organizacija turi investuoti į savo žmonės, į tam tikrus ar ambasadorius, tech pavadinkim juos taip, ar tiesiog perspektyvių žmonės, kurie nori, kurie gali, bet tiesiog organizacija juos turi šiek tiek panaviguoti. Ne? Tai pati organizacija iš savęs juos turi investuoti ir aš nešneku, kad tai išsiuntimas į kažkokį kursą, vienkartinį, žinai. Turi būti puoselėjimo kultūra, kurioje skatinimas švietimas tam tikroj srity. Ten pridėjimas kokio nors mentoriaus viduje, žinai, ten darbinės grupės sukūrimas, kur žmonės galėtų iš praktikos, know-how dalinimasis ir taip toliau. Tai čia jeigu viduje. Jeigu ne viduje, bet šiaip, tai aišku, žmogus turi būti pats proaktyvus ir jis turi domėtis. Tai dabar, žinai, yra tikrai labai daug įvairiausių įrankių šviestis. Aš tai vis tiek klasika knygos įvairiausių formatų, aš bent jau iš ten sužinau, ko aš nežinau. Ir tada jau lendi gilin. Ir galiu lysti gilin, jeigu man tai aktualu. Kaip aš anksčiau prieš daug metų skaitydavau viską, dabar aš jau susiaurinęs tik tai tiek, kiek man reikia padengti gepus mano žiniuose. Ne? Ir tada aš jau ten giliau kapstau. Tai aš sakyčiau, kad tie žmonės, kurie yra proaktyvūs, jie visą laiką suras. Taip. Aš turiu savo aplinkoje tokių pažįstamų, kurie vis dar taiko principą fake it until you make it, ne? Kad stataisi, rodaisi, kad tu esi ten
tam tikros srities ekspertas arba ekspertė, nors tu ne velnio nesi ekspertas, bet tu save tai pozicionuoji ir po to tu save išstatai, jau ekspauzini, žinai, į auditoriją ir tu negali tiesiog parodyti, kad tu iš tikrųjų netoks. Tai tu ekstra mylė, tu turi labai daug išmokti, sužinoti, tu save įspaudi į kampą, iš principo. Aš nežinau, gal tai yra irgi vienas iš įdomių tokių būdų save priversti kažką tai tokio sužinoti, žinai. Tai va, tai savišvieta, knygos, informacijos online yra tikrai labai daug, dabar gali net, jeigu šiek tiek, manau, vos labiau advanced esi, tu gali su treningo agentą jau sukurti, kuris tave asmeniškai mokins suderintą trajektoriją, su feedinant, maitinant agentą reikalingais informacijos šaltiniais, dokumentais ir taip toliau. Tu ir jau jisai dabar toliau tave ten Taip, ir jis tikrina tavo žinias, jeigu kažko nežinai, jis tau pasako, ką tu turi sužinoti, jeigu nori, aišku, jis tau daugiau informacijos sukelia, bet dabar aš manyčiau, kad tų net asmeninių AI agentų kūrimas, tai turėtų būti kiekvieno šiuolaikiško žmogaus normali praktika. Tu tokį turi? Taip, aišku, ne vieną. Geras. Finansuose, net teisį turiu. Ja. Tarp kitko, toks visiškai off-topikinis, bet prie tavo departamento. Ar pas tave teisininkai yra komandai? Pas mane. Būtent marketingo? Ne. Tai yra organizacijų holdinginė funkcija, kuri dengia visos. Ir jeigu kažkoks kyla klausimas, tai tada jau padeda. Jo, bet žinai, čia iš tikrųjų tai labai labai susiję, nes visur yra, žinai, GDPR-as, BDR-as lietuviškai. Visur yra įvairios vartotojų teisių direktyvos galiojančios, kur tu paleidęs vieną sprendimą, tu gali, neapgalvojęs gerai, tu gali ir baudą gauti dėl kažkokių tai priežasčių. Tai tu turi viską numatyti priekį, tai aš sakyčiau, kad čia yra vidinio proceso suderinimas, kai veikia tavo aparatas, ne? Kad prieš išeinant į dienos šviesą su kažkokia idėja, tu iš teisininkų turi gauti palaiminimą, kad čia viskas atitinka, viskas tvarkoje. Nes aš žinai, pagalvoju, jūs esate tikrai dideli ir tikrai esate po padidinamuoju stiklu, turiu tokios patirties, kad kai esi didelio verslo viduje, tai tų klausimų kyla labai daug, skundų įvairiausių ir iš tikrųjų, vat, čia gal po vandeniu guli šitą informaciją, bet aš tiesiog bendrai dalinuosi, kad po marketingų pagula ir atsakymai vartotojų teisėm, žodžiu, kada, ką leido, kas buvo ir panašiai, ir marketingas iš tikrųjų už tai irgi būna atsakingas, žodžiu, todėl, kad jisai dirba su komunikacija, tai dažnai apie tai yra nutylima, bet aš sakyčiau, dar pridėčiau prie to finansinio raštingumo ir tą, ką tu sakai, dar ir teisinius tam tikrus dalykus, kas yra susijęs su marketingu, nes gali tiesiog, net nežinoti, kad tokia problema gali atsirasti, pavyzdžiui, ir konkurencingos kainos ten tas nurodymas ir visokių ten lojalumo, ta braukta kaina, kada tu gali sakyti, pavyzdžiui, sandėlio išpardavimas, nes čia irgi šiaip žiauriai geras bairis. Tu negali rašyti sandėlio išpardavimas, jeigu tu sandėlio neturi. Nėra tokio dalyko. Arba, pavyzdžiui, brauktą kainą tu gali daryti tada, kai tą prekę išparduodi ir daugiau jos pas tave nebus pagal šitą. Ta prasme, yra tiek daug niuansų ir šitą dalyką aš dar pridėčiau beje prie to, ką tu sakai, kad iš esmės visai gerai būtų, kad arba įmonė tuo pasirūpintų, arba ten vidinis teisininkas galėtų pravesti, bet dažniausiai mesgi patys protingi nenorim klausyti, arba būtų integruota kažkaip tai, nežinau, į kažkokias studijas ar kažkokiose konferencijose ar mokymuose atsirastų vis dėlto ir tas teisinis marketingo plotmės tas raštingumas, nes... Tikrai sutinku, bet vėlgi, tai ateina iš brandos, ne? Tai vėlgi... Bet tada, kada bėda, žinai, atsitinka, nes manau, kad tu net nežinai, žinai, nes tikrai ir iki dabar, kad ir tie BDR klausimai būna taip, kad, tai mes čia turim maždaug lydsų pasigeneravę Facebook'e, tai dabar sukelkime naujienlaiškių platformą, wait a minute, žinai, bet iki dabar tas yra daroma, tik tiek, kad savininkai dažnai sako, žiūrėk, o bauda kokio dydžio. 4%. Ir tada, taip. Ir tada, žinai, pasimatuoji, bet negana to, čia dabar, ką tu sakei, žinai, apie IT, žinai, žinias,
kad bent jau aš iš to IT kliento esu pamokyta, kad nėra tos situacijos, kad pas tave neįsilaužtų. Tai va tokie visokie duomenų perkelimai, tai yra totalus peilis, to negalima daryti ne tik dėl badaro, bet tu įsileidi priešą į savo, žodžiu, tą trojos arklį visiškai negalima to daryti, hebra. Žodžiu, nes laiko klausimas, kada pas tave įsilauž ir nuolatos laužiasi šiaip. Turim pavyzdžių rinkui nemažai. Taip. Ir tai pakenkė ir pačią įmonę. Ne vienas geras brandas savo reputaciją taip susigadino, neužtikrindamas cyber security. Taip. Dabar direktyva yra išėjusi ir įpareigotos įmonės, kad apsaugotų savo IT ūkį. Čia nežinau, ar teko girdėti, žinai, aš jau dabar irgi, pamokyta. Tai tų nusikaltimų elektroninių yra kur kas daugiau ir jų skaičius nuolatos auga dėl to, kad įmonės skaitmenizavosi, bet nepagalvoja apie saugumą ir sakė ten ABC, žodžiu, įsilaužti labai paprasta ir nukenčia daug duomenų ir užrakina, užkoduoja ir klientų duomenų ir panašiai ir viskas, tu basas. Tai visi įsivaizduoja tos hakerius, kurie tai daro, kad tai sėdi koks nors, žinai, gykas namuose Rusijos. Pas milijonierius tik tai. Jo, ir ten hakina ir bando nuhakinti. Iš tikrųjų, tai turbūt nesumeluosiu sakydamas, kad praktiškai visi sulūžimo atvejai tai yra botai. Tai yra tas pats jaus agentas gali būti. Ir tu gali nieko nežinoti. Čia yra tiesiog tūkstančiai operacijų atliekama per 1 sekundę. Ir tau bando atrasti kombinaciją, kaip pralyst pro tą sistemą. O viso to tikslas tai yra kas išpirka, iš principo. Bet sakė, būna, kad ir net ir sumokėjus išpirka, niekas tau nieko neatkoduoja ir viso gero. Jo. Bet žinai, mes dabar šnekam ir aš galvoju, realiai šita dalis marketingistam irgi turėtų būti tokios, žinai, privalomos žinios, nes jeigu tau nukenčia klientų bazė, labanaktis, tu N metų gali auginti, ir viskas. Ir per vieną naktį gali. Taip, tik tai čia vėlgi yra ta takoskyra, kur yra žinios, kur yra įgūdžiai. Nes žinios, kad tu, tarkim, žinai, kad egzistuoja bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kad yra kibernetinė sauga su savo specifikum. Čia yra žinios, nes tu turėdama šitą informaciją, tu gali nueiti pas IT inžinierių, vadą IT ir dar jam pasakyti, žiūrėk, mes dabar šitame procese pamiršome šitą dalį, įvertinkit, tu deleguoji. Tai tu tiesiog žinai, ne? Bet įgūdžiai tai reiškia, kad tu jau praktiškai su to esi dirbęs, žinai. Tai aš sakyčiau, pakanka žinių, nes vėlgi geras specialistas, tai nebūtinai jisai turi, ne vienas mūsų turbūt neturim atsakymų į visus klausimus, ne? Bet turbūt vėlgi tas proaktyvumo elementas yra, kai tu nežinai atsakymą, bet tu keli ranką ir tu žinai, kurį gauti tą atsakymą. Ir tu keliauji, nors tavęs ir nieks neprašo. Tu gali padaryti namų darbus, grįžti atgal su atsakymu. Tai viskas okei čia yra. Tai lygiai taip pat su finansais, teisė, IT. Tai šiuolaikinis vadovas, nesvarbu kokio jisai lygio, jisai turi turėti tą checklistą, kokią informaciją jisai valdo, kad jeigu nutikus tam tikrai situacijai, jeigu nutiks kažkokia situacija, kad aš žinočiau, į ką kreiptis, kas padės. Nes tos srities ekspertas, žinai, šiuo atveju IT, pavyzdžiui. Nes kibernetinė sauga tai yra jau CTO atsakomybės lygmuo, žinai. Tai aišku, kad tu varai tiesiai pas jį ir sakai, žiūrėk, pamiršom šitoje vietoje, įsivertink. Ir aišku, jisai žino, žinai, kaip tos pentestus padaryti, jisai žinos ten įvairiausius kitus būdus, kaip patikrinti tą visą procesą. Nes tu pats tai jau tiek detaliai. Ne, jau nepratikrinsi, bet žinai, tau turi suveikti tipo toks bing bing, va čia turi ateiti dar vienas žmogus, žodžiu, kuris pasakytų man ką ir kur. O tau pačiam, žinai, nes tu esi iš tų žmonių ir tikrai žinau ir seku tave, matau, kad iš tikrųjų nemažai skaitai, žinai, ir kokių kompetencijų tu pats norėtum dar įgyti? Aš pastaruoju metu... Nebūtinai profesiniu. Ne, aš paskutinius metus, 1,5 stipriai dirbu, žinai, ties savo energijos balansavimu. Kaip čia teisingai subalansuoti, žinai, nes anksčiau tai akis išdegęs lakstydavau į kairį, į dešinę, darom, viskas, dirbi 16-18 valandų. Esi darboholikas? Net, taip. Okay. Ir žinai, pas mane tas anksčiau, kad aš vakar dirbau 18 valandų nebuvo, taip kad, blemba, 18 valandų dirbau, čia negerai. O kaip tik gerai, žiūrėk, to iki paros datrauksiu. Taip. Jo, ir iš tikrųjų, vis tiek, žinai, metai sukasi ir tu jau jauti,
kad tu nebūsi visose vietose tuo pačiu metu, ne? Ir tu pradedi jau valdyti ne tik tai savo dienos arba savaitės arba mėnesio prioritetus, bet ir savo energijos resursus, kiek tu kam skirsi. Aš kiekvieną sekmadienį vakare pasižiūriu savo savaitės dienotvarkę ir aš, aišku, kol kas iš akies, žinai, bet aš jau maždaug nusprendžiu, kiek aš turiu skirti kokiam procesui, problemai savo energijos. Kur aš turiu pats įsitraukti, 10% visą kitą deleguoti. Kur aš turiu pats bent pusę išspręsti, nes ten reikia sugalvoti, gal dėrybos už to slepiasi, gal dar kažkas, tai žinai. Tada lygiai tas pats po juo slepiasi ir emocinis tas balansas, nes kaip anksčiau, tarkim, aš užsidegdavau galbūt greitai, jeigu mane kas nors suerzindavo, arba aš tiesiog matau, kad žmogus, neteisingai jisai kalba, arba, tarkim, jisai nepasidarė namų darbų toj vietoj, tai man jau ta kantrybė, žinai, ant krašto būdavo, dabar ne, dabar jau stengiuosi taupyti savo energiją, kad galėčiau ją atidėti tik ten, kur jos labiausiai reikia, o ten, kur nereikšmingi dalykai, ar konfliktinės situacijos, ar tiesiog nereikšmingi dalykėliai kokie nors, tai ten manęs nereikia. Aš turiu minti konfliktą, jeigu tai mano komanda, tai ir tarp departamentų, tai aišku, tai mano reikalas, bet turiu minti, kad jeigu tas procesas įsveda į niekur, aš savo energijos ten nedeginu. Nes... Žodžiu, dabar jau žinai, kurių kovų tiesiog nereikia kovoti. Taip, choose your battles, teisingai. Tai tikrai nemažai su savimi dirbu, sakau, emocinis tas stabilumas, tas geras miegas, energijos atsistatymas, nes anksčiau tai šitą dėdavau iš šono, atrodo, aš Terminatorius. Kodėl tai buvo? Ta prasme, žinai, ne dėl to, kad ten, pavyzdžiui, kompleksuoju, kad aš dar to nepadariau, bet aš taip supratau, kad tau buvo tiesiog be galo įdomu. Taip, smalsumas. Smalsumas. Tai aš kiekvieną, visą, kaip čia pasakyti, visą praeitą turbūt 10-metį, aš keldavausi anksčiau negu gaidžiai. Ja, žinau. ir domėdavausi pasauliu, galimybėm. Tai būdavo ne kartą, kad aš, vienas iš pavyzdžių, aš atsimenu, kokiais 18 metais nuvariau į Amsterdamą executive marketingą mokytis ir finale gavosi taip, kad aš juos mokiau. Nes tiesiog aš jau viskas žinojau ir aš net praktikoje su klaidom, aišku, bet jau taikiau praktikoje ir ne tik Lietuvos rinkoje ir nuvariau pasistiprinti žinių, finale viskas apsisuko taip, kad aš jiem nemažai informacijos. Ir gavosi taip finale net realiai taip ir buvo, kad aš pats vedžiau paskaitas tenais būdamas, nes turėjau labai gerų praktinių pavyzdžių. Tai man tas, žinai, taip aš turiu tą perfekcionisto cinkelį, kad jeigu aš kažko nežinau, aš negaliu savo atleisti ir aš darausi veiksmų planą, kad aš sužinočiau. Su tuo gyventi anksčiau buvo galbūt sunku, nes tu visą laiką esi ant įtampos, toks įsitempęs, nes jeigu aš kažko nežinosiu, čia bus blogai, žinai. Ja, labai pažįstamas jausmas. Jo, bet po to su patirtimi, žinai, po truputį paleidi tą ir tu supranti, kad tu visko tikrai nežinosi, bet tu gali savoje srityje būti geriausias, o jeigu tu kažko ir nežinai, tu jeigu nori, jeigu tu esi motyvuotas, tu gali greitai susirasti visą informaciją, susirasti tinkamus žmonės, susirasti tinkamą networką, pažintis, dar kažką, rekomendacijas galų gale ir tada gauti atsakymus tos klausimus. Tai atsakant į tavo klausimą, tas balansavimas, kad būtų ta vidinė energija tinkamai panaudojama ir kad emociškai gerai jaučiausi neperdegęs. Čia, žinai, apie perdegimą dabar plačioji auditorija šneka, tai aš turėjau truputį kitokią patirtį ir iš to irgi išėjau, sakyčiau, šviežiom akim. Turėjai tam tikrą pakratymą, ar ne? Turėjau pakratymą, ilgalaikį. Man atrodo, žinai, visi darboholikai kažkada į tai įeina, jeigu vieną kartą nesupranta, tada antrą kartą ir jie taip, žinai, kiekvieną kartą man gyvenime yra taip, kad mane dabar jau pastabdo ne tas, kad ten emocinis kažkoks, kur tau energijos nebėra, žinai, jau nebeveikia, mano kūnas žino, kad aš tipo vis tiek moku jį apgauti ir tada eini, žinai, tada jisai fiziškai mane stabdo. Lūžis, koks dar kažkas, ta prasme, tai šitaip, gerai, žinai, ir aš vis bandau tą, žinai, pamoką tokią išmokti, bet aš kiekvieną kartą prisimenu, nes, aš sportuojantis žmogus su svoriais jau daug labai metų ir vienas treneris pamatė mane sporto salėje, kad aš ten po 3 valandas varau ir jis man atėjo ir pasakė tokį labai gerą dalyką, kur, va dabar tau pasakysiu, gal tau, žinai, irgi kažkur pasiesiu, žinai. Ir jisai man sako, žiūrėk, žmogus susideda iš 3 piliorų,
tokių, žinai, kūnas, siela ir protas, žinai. Ir jie turi būti balansė. Jeigu žmogus yra labai į protą nuėjęs pas jį, arba su kūnu ir su siela yra problema, arba ant dviejų kažkokių stovi, žinai, ten irgi, kur, nu, tipo, labai, žinai, nušvitęs, bet visa kita kažkur ten, žinai, irgi problema. Ir aš tada supratau tokį dalyką, kad tu negali sakyti, kad aš esu protingiausias, geriausias, aš savo srity geriausias, jeigu tu kalbi tik tai apie vieną tą dalį, bet ne apie kitas. Ir jeigu pas tave, vat, kažkurioje vietoje šlubuoja, viskas. Apie jokį geriausią, nes geriausias tai reiškia, kad tu maksimaliai sugebėjai va, tuos tris subalansuoti. Ir kai kažkas atsitinka, aš tada taip galvoju, kurį aš čia palikau, ar aš palikau protą, ar aš palikau labiau fizinį, dažniausiai aš palieku dvasinį. Taip. Ir va čia labiausiai ir vyksta kažkokie tai dalykai, nu, vieni turi religiją, kiti ten turi savo kažkokias meditacijas, ten, nežinau, eina beržą, apsikabina, čia pas kiekvieną savo receptas, bet dažniausiai nukenčia būtent šita dalis, nes mes dar einam protų ten kažką pamasom, dar einam, tipo, apie kūną savo, nes, nu, gražus kūnas čia šiais laikais, tipo, yra kaip ir must, jeigu tu nori būti sėkmingas. Nu, gal ne visais atvejais, čia negaliu visiems dabar primesti, bet iš tikrųjų gražus žmogus irgi yra labai malonu. Bet va tas sielos dalis ir yra ten, kur aš esu, kur mano mintis, kur mano širdis, kur mano kažkokie santykiai ir va čia va kažkur mes, žinai. Žinai, tu gali varyti, gali augti karjeroje, versle, savo versle ir taip toliau, bet jeigu tu viduje neturėsi va to dvasinio balanso, tu anksčiau ir vėliau prieisi tą tašką, kai tu nematysi prasmės iš to. O kas iš to? Tada prasideda klausimas, ne? Tai vat aš irgi gazavau nemažai ir va to dvasinio balanso aš jo nepuoselėjau. Ir atėjo tada vat ta akimirka, kai, nu, kas iš to? Tada sako tuk. Jo, kas iš to? Nu, kažkaip vakumas kažkoks, žinai. Ir tada jau jauti, kad jau tie dalykai tavęs nebedžiugina, kurie anksčiau džiugina, žinai. Aišku, žiūrint iš vėlgi tos brandos perspektyvos, tai faktas, kad tu užkeli emocijos pasitenkinimo kartelę vis aukščiau ir aukščiau, tai po to, žinai, kas tave ten prieš metus džiugino, tai faktas, kad jau kitais metais nebedžiugin, žinai, nes tau reikės dar daugiau. Bet po to vėlgi kyla tie klausimai, o tai kam, dėl ko visą tai, žinai. Tai tada jau pradeda galvoti, galbūt labiau švietėjiška pusė kokia. Galbūt labiau, žinai, ten, nežinau, antreprenystė, kad keisti elgseną, žinai, ir padaryti, atiduoti gerą duoklę kažkokią, tai visuomenį, žinai. Nu, atsiranda tokių, bet aš sakyčiau, čia su branda. Su branda. Ir kai pradedi atiduoti ir duoti, va čia, sakyčiau, didžiausias malonumas, bent jau man asmeniškai, buvo tai, kad universitetas man davė iš tikrųjų daug, aš čia praleidau 9 metus Vilniaus universitete su savo 2 magistrais, bet, nu, man tikrai viską panaudojo šiandien. Ir kai aš atėjau dėstyti, man yra toks kaip duoklės atidavimas, nes tai ne piniguose klausimas, ne kažkokiam pasitenkinime tokiam, va maždaug aš čia dėstau kažkokios ne. Viskas yra apie tai, kad tu kažkokią patirtį praktinę įgyjai ir tiek, kiek tu turi tų žinių, man norisi atiduoti, papasakot ir aš grįžtu namo ir toks, vat, būna, žinai, įtampa po dėstymo, tada taip pailsi, viskas okei, žinai, taip kitą dieną vėl nori eiti, o po pusės metų susitinki tuos pačius studentus ir kas įdomiausia, nes aš pati turiu savo 2 vaikus, bet tie vaikai, jie tampa tavo vaikai. Čia yra žiauriai keistas jausmas, bet man reikia, žodžiu, Ieva, iš galo, žinai. Ir aš atsisuku ir visada taip faina ir nu, tikrai toks jausmas, kad aš turiu daugiau vaikų negu šiaip ir žiūri juos kaip į vaikus, žinai. Ir ten ir duodu velnių, žinai, jeigu matau, kad nesimoko, žinai, man rūpi, pavyzdžiui. Ir toks, nu, vat, tipo. Čia labai panašiai kaip ir darbas su komanda, nes tu jauti pilną atsakomybę už jų rezultatą. Tu privalai juos įtraukti, tu privalai, kad jie būtų, čia tavo atsakomybė, kad jie būtų align su įmonės situacija, kur įmonė eina, žinai, kad visi viens kitą galėtų papildyti. Čia tavo atsakomybė yra. Ir ta prasme, jeigu vienam iš jų blogai, čia ne jam blogai. Čia visai komandai yra blogai. O būna taip, kad pasisodini viens ant vieno ir duodi. Jo, bet tas davimas jis gal yra toks specifinis, aš nesu iš tų, ne boso tokio aš tipo, ne autokratinis, žinai, tas... pas mane visai kiti vadybiniai metodai yra, žinai, tai
yra, ir ta prasme, feedbackas, grįžtamasis ryšys, ne, kad ir koks jis nepatogus būtų, tai yra privalom. Čia faktas. Bet, vėlgi, žinai, tu gali jį pateikti per negatyvę pusę, ką tu blogai padarai, tu gali per tokią labiau pedagoginės lyderystės pusę, ne, kad žiūrėk, tu ten nedatraukė kažkiek, bet jeigu mes tau duosim tą pasibandyti, žinai, arba jeigu pagilintum žinias ten ir on top mes tau duosim naują projektą kokį nors, tu pasistiprinsi ir išeisi stipresnis iš tos nepatogios situacijos. Tai čia labai priklauso, bet aš nesu tas, kuris, aišku, tikrai būna tokių atvejų, kai jau turim, nežinau, labai nedaug laiko, ten dienų klausimas ir kas nors pradeda burbuliuoti, žinai, kad reikia gal čia taip ir taip, ne, hebra, viskas, ne. Čia dabar tu turi, žinai, tas tėvas tipo kumščių makt per stalą ir ne. Tokie tai yra jo, bet jeigu kalbant apie kasdienę praktiką, tai, žinai, aš tengiuosi padaryti tą komandinį darbą tokį, kad nereikėtų tokių priemonių iš viso, nes kiekvienas išeina kaip savo P&L owneris. Pelno nuostolio ataskaitos savininkas, ne, kad jam skaudėtų ir kad jisai turėtų tą savo P&L ir viskas. Ir tada visi yra aligned. Na, žinok, turiu tokį visą savo reziumuojantį tokį listą klausimų, tiksliau gal net ir vieną. Klauso žmogus dabar mūsų šitą pokalbį ir sako, blema, pasivydau, aš žiauriai norėčiau dirbti, žinai. Ir vieni galvos per įmonės perspektyvą, kiti galvos per tave. Ką reikėtų daryti, jeigu žmogus norėtų pas tave dirbti arba atlikti praktiką, nes čia tokių aišku ir ne vienas yra, ar ne? Kaip tau patinka, į ką kreipi dėmesį, kaip su tavim susisiekti ir ar iš vis tu sakai, ne, hebra, tipo. Ne, talentingiems žmonėms visą laiką durys atviros. Nesvarbu, ar tai praktika, ar tai yra samdomas darbas, ar jau su patirtimi, tai mes visą laiką ieškom talentų ir tai nereiškia, kad kažką atleisim, kad kažką, žinai, ne, kartais talentui atsiranda vieta kita. Kontaktai, networkas visą laiką yra labai vertingas asetas, todėl kad tu niekada nežinai, kada tu gali prireikti, viskas priklauso nuo konteksto. Tai dabar, jeigu kažkas tai norės, tai yra mano LinkedInas, prašau, rašot ir bandot save parduoti. Ne? Tačiau kaip kas gali. Ir tu mėgsti tokių, ta prasme, tau patinka, kai žmonės yra drąsūs, rašo. Vienareikšmiškai, taip. Tik, pas mane visą laiką, aš tengiuosi, kad mano komandoje visą laiką būtų tie, kurių nereikia iš nugaros su pagaliuku stumdyti, žinai. Kurie patys ateina, deda ant stalo ir sako, aš galiu. Aišku, visą laiką reikia nuimti, žinai, to over-optimizmo, bet tokie žmonės, taip, čia yra vienareikšmiai, žinai, kariai. O bendrai tai pažintis jos visą laiką praverčia, nes jeigu ne šį kartą, tai galbūt pasikeis kontekstas ir tada. Nes mūsų rinkos Baltijos šalys yra tikrai labai sieklios ir kompetencijų prasme. Tai tikrai labai, aš pats, nežinau, į mėnesį, nesumeluodamas pasakysiu, kokį 20 skambučių gaunu, kad ar galėčiau rekomendacijas pasakyti dėl to žmogaus. Arba tas kandidatavo ten. Jo, todėl, kad vis tiek, tu dirbi ir didelėse įmonėse. Taip, ir jie pastoviai prasisuka, pastoviai tu gauni kokį skambutį kitą, žinai, tai, ką aš noriu pasakyti, kad ta rinka yra maža ir visą laiką kontekstas keičiasi. Įsteigiamas vienas departamentas, išeina galbūt žmogus kitur karjeros darytis. Tai tas ryšių ratas, jisai yra labai, labai vertingas ir aš sakyčiau, jis nuolatos gyvas. Žinok, su tavim turėjau tikrai ilgą tokį pokalbį, prabėgo nemažai laiko, šiaip mes, manau, kad jo net ir nepastebėjom, ar ne? Šiaip galėtume mes ilgai išnekėti. Tai aš tau esu be galo dėkinga iš tikrųjų, kad tu sutikai su manim pasikalbėti. Bendrai ir tave kaip marketingistą ir kaip žmogų labai vertinu ir visą laiką seku tavo karjerą ir man toks, žinai, ir kol laukiam tavęs, komandai pasakau, kad tikrai su tavim bus įdomu ir tikrai, bet, žinai, bet kurią marketingo temą imt, iš viso didelio baro, aš tiksliai žinau, kad tu esi tas žmogus, kur bele ką galiu šnekėti. Ta prasme, ar viena dalis, ar kita dalis, nes tu tikrai būsi ir žinosi, būsi prisilietęs ir panašiai. Tai labai tau ačiū iš tikrųjų. Ačiū už kvietimą, buvo labai malonu.